Labą dieną, taip, turime naują laidą ir apie naujuosius metus, tai sveikas Tamal. Labas, aha. Tai šitą progą nusprendžiau būtent Tamal pakalbinti, nes tai bus tokia tikriausios žinios ir giliausias suvokimas, kas yra tie metai. Nes mes šitą Žuvų radiją sukūrėm iš tikrųjų dėl to, kad būtent žmonės apšviesti tom tikrosiom ir pirminiam žiniom. Ir jeigu jau pasakėm, kad nauji metai iš tikrųjų nėra nauji metai, kad tai yra tik įsitikinimas ir mentalinio kūno programa, kad tai nauji metai, tai vat iš karto kyla klausimas, tai kas tie nauji metai? Iš vis, kada vat yra nauji metai? Tai jeigu taip, šitie nauji metai, kuriuos mes turim dabar, įprastai, kuris švenčia šitą taip, kaip čia mes ją pavadinsim, globaliai švenčia, ar ne? Tai faktiškai buvo globaliai nustatyta, taip galbūt tai galim pavadinti tokiais administraciniais metais arba globalistiniais metais arba vat tos sistemos metais. Sistema, ar ne? Yra sistema. Ir tas laikas, jisai buvo nustatytas, kad būtent tas laikas, ar ne? Mes turim laiką, taip? Reiškia, vieni metai, ten prabėga, kiti metai, treti metai. Jie iš esmės, jeigu tai paėmus, jie tai yra skaičiukai. Tiesiog tai yra skaičiai. Jie turi tam, aišku, kaip patys, kaip po skaičiai, kaip numerologiškai, jie turi tam tikrą įtaką, bet mes, kad tų skaičiai jie pasikeitė, ar ne? Tų sistemos, ar ne? Taip sistema skaičiuoja. Tai dar nereiškia, kad tai yra nauji metai. Sistema primetė žmonėms, ar ne, sistema, ta tokia, kuri administruoja, ar ne, tos, skaitykim, valdomus žmogeliukus, ar ne, sakykim, kurie pasiduoda daugiau mažiau, ar ne, šitai globalistiniai visai administracijai, žmonės, kurie pasiduoda tam visam valdymo mechanizmui. Tai jie ir švenčia tos naujus metus, bet tai yra sukurtas sistemos, yra pati sistema. Ta sistema, aišku, yra, kas ją sukūrė. Yra tam tikri įtakingi žmonės, ne, kurie visgi nori būti labai įtakingi, galbūt ir perėmė įtakos zonas, tam tikros, pasakykime, ar tai šeimos, ar tai ten įvardyti galima ir aišku, ir pavardėm tas šeimas ir taip toliau. Kažkas jas žino, kažkas nežino, bet jūs suprantate, apie ką eina kalba, kas nori suprasti. Tai perėmė faktiškai tą įtaką, ar ne, pasaulio valdymo struktūriškai ir įvedė šitą laiką. Šitą laiką nustatė, bus dabar taip. Ir, aišku, sugalvojo ten tas visokias šventės visokios, ar ne. Taip pat nauji metai tai yra šventė. Ten Kalėdos tai yra šventė, ar ne, o kita diena tai jau tipo nebešventė, ar ne, nebešventė. Tai gaunasi, kad faktiškai ta sistema, ar ne, bet tai nėra, kad tiesiog sistema kaip robotas. Už tos sistemos yra tam tikros šeimos, tam tikri žmonės, kurie valdo, reiškia, ar ne? Taip, pasaulį galima pasakyti. Kažkas gali pagalvoti, kad niekas čia nevaldo nieko, ar ne? Kad čia viskas vyksta šiaip savo, bet ne, iš tikrųjų už visko stovi, reiškia, yra grupuotė tam tikra asmenų, kurie galbūt yra mažiau afišuojami, mažiau žinomi, reiškia. Daugiau yra žinomi tie, kur yra statomi pirmuose vietose, ar ne? Kaip pėčkos, ar ne? Tai juos visus visi mato, juos visus girdi, žino. Jos visus žino, o toliau, reiškia, tie tikrieji, jie yra nematomi. Tai faktiškai gaunasi sistema primetė žmonėms, ar ne, dabar tas šventės, kurias švęsti, ar ne. Vienas iš tų švenčių tai yra nauji metai, tipo nauji metai, ten Kalėdos, dabar šventė, tai mes švęsim. Bet kitų laikų, ne, dabar reikės eiti dirbti, eiti darbą, rimtis, nusiteikimas, čia ta prasme jūs ten, o čia šiandien bus šventė. Ir visi, čia šiandien šventė, ir visi švenčia. Ir aišku, pelnosi vėlgi šitą visą globali agenda, pelnosi iš to netgi iš tų švenčių. Ne tik tai, ką ten dovanėlės visokios, viskas, ten reklaminės kompanijos, žmonės to laiku išleidžia labai daug pinigų, reiškia, kažkas sistema uždirba labai sisteminiai ten tie, ar ne. Kažkas iš tos sistemos irgi ten tie tokie biški gudresni irgi sugalvoja, aš irgi turiu uždirbti, viskas reklamuoja savo paketėlius, visokius ten dalykus, ruošia dovanėlės, čia. Ir reiškia, kas dar gudresnis toks iš tos sistemos, ar ne, ir tas pasipelno. Tai gaunasi, kad iš tikrųjų norėtųsi paraginti žmonės visų pirma,
padaryti savo šventę, reiškia visą gyvenimą, reiškia. Gyvenimas yra brangus, ar ne? Ir padaryti, kad taptų šventė mums kasdieną. Galų gale, kad taptų šventė tada, kada mes norim, ar ne? Kada susigalvokit šventę savo ir švęskit, aš noriu, ta diena, reiškia, yra mano šventė, mano šeimos šventė, mano draugų šventė. Ir švęskit, padarykit šventę savo, padarykit šventę, kada norit. Reiškia, o ne tada, kada sistema primeta. Tai čia yra momentas labai svarbus, reiškia. Ir netgi galit nesivadovauti šitomis sisteminėmis šventėmis, jas iš viso pamirškit, reiškia, kodėl ne. Ten sako, kartais girdžiu, mano vaikai, mano sūnus, mano tas anas, jie ten galima perklėpti. Jokių problemų. Galima paaiškint, pamokinti, lygiai taip pat išmokinti, sakyti, klausyk žmogau. Reiškia, padarom taip. Šiandien visi švenčia dovanas, o mes nešvenčiam. Šiandien mes darom kažką kitą, o galbūt švenčiam savai, kaip mes norim. O dovanas padarom kitą dieną ar dar kažką. Mes šventę galim padaryti irgi tokių dovanų šventę arba šiaip šventę galim padaryti nebūtinai vieną kartą menuose ar ne per kalėdose. Mes galim padaryti 5 kartus per metus, kada mes norim, kada mes nusistatom, kada mes jaučiam ar ne. Tai yra toks momentas. Tai yra visų pirma, tai toks galbūt būtų paraginimas išlipti iš tos sistemos, iš tos administracinės sistemos, iš tos sistemos, kuri mus valdo, reiškia. Bet vėlgi, kai sakau sistema, iš tų grupelių, reiškia, tų žmogelių ar ne grupelių, šitų valdančiųjų, kurie, reiškia, nusprendė, kad bus taip, išlipti iš jų įtakos zonos, išeiti iš jų įtakos zonos, nes mes darydami tai, ką jie, reiškia, ką nustatė tie, reiškia, grupuotė tam tikrų valdančių žmonių, mes, reiškia, palaikom juos, mes juos sustiprinam, jie nuo to tampa tik tai stipresni, turtingesni ir, kaip sakant, Ir taip pat, aišku, tos šventės yra toks momentas, taip pat yra tie visi žmogeliukai, kurie seka tuo, ar ne, tai yra ženklas, ar ne. Ir dabar, įsivaizduokit, sistemos kūrėjas, ar ne, šitos, jie visi, ta grupuotė visa, kuri įvedė šitą visą sistemą, jie stebi, galvoja, žmonės, seka mūsų nustatytom šventėmis, jie džiaugiasi. Gaunasi kaip avelės, ar ne, mūsų avelės, čia mes vilkai, ten tie vilkai yra, ne, ir jie stebi, avelės tebe klauso. Ir klausykit, labai viskas šaunu, liuks, reiškia, jūs klausot. Tai yra geras ženklas, suprantate, jiems yra geras ženklas, kad sistema savo vietoj, visi laikosi taisyklių, visko ir viskas gerai. Ir jie džiaugiasi. Tai yra vienas iš patikrinimų, reiškia. Žmonės kaip išprotėję, pasižiūrėkit, ar ne, nauji metai, ten kalėdos ir kitos šventės, kaip išprotėję, reiškia, ar ne, ir būtent kaip jie pasakė, taip jie daro, kaip pasakė, taip jie švenčia. Tai yra momentas. Jo, nes čia juk gaunas taip, kad, pavyzdžiui, dabar gaunas, kad tą kalėdų dieną aš jausiuos arba toks iliuziškai laimingas, arba iliuziškai nelaimingas, nes jeigu aš nenuvyksiu pas savo mamą į Angliją švęsti kalėdų, mano mama iliuziškai bus neva nelaiminga, nes jos vaikai neatvyko ir visos draugės sakys, o tai kur tavo vaikai per kalėdas? Nesvarbu, kad mes galbūt susitinkam kitoje vietoje, nuostabiau praleisdami laiką, negu ten kažkokias kalėdas, ne? Jo, ir dar ką norėjau, iš karto kyla klausimas toks, o tai kas tie metai, naujieji metai, tai tarsi praėjo metai ir vėl kažkokie metai, nes žmogui taip nori skaičiuoti tos metus nuo kažkokio taško iki kažkokio, tai čia jau reikėtų įterpti astrologiją ir mūsų amžių, tarkim, man dabar yra 39, Tamal irgi kažkokį tai amžių turi ir tai yra metai, tai reiškia 39 ir mes senstam ir vis senstam, tai tas gimtadienis žmogaus, kuris irgi yra tiek sureikšminamas, kad gimtadienis tai šventė ir čia švenčia, nors iš tikrųjų tu tik senėji ir tavo kaulai jau pradeda tik trūnyti ir, kokia čia šventė, iš tikrųjų, kad ją reikėtų galbūt taip jau švęsti, ne būtent tada, tai reiškia, tai yra Saulės tie metai, Saulė, kai jinai kiekvienais metais grįžta į tą patį laipsnį, reiškia tas ratas, ne, ir būtent Saulė, tai yra soliaras, mano, tarkim, gegužės 6, gegužės 5, visą laiką skirtingų laikų Saulė grįžta į tą patį laipsnį ir aš metais, tai yra tikrieji kiekvieno žmogaus asmeniniai metai, kurie yra kiekvieno asmeniniai. Ir taip pat yra mėnulis, 28 dienos, tai tas mėnulis, reiškia, per kiek apeina, tai tokių, ciklų per metus, reiškia, būna, daugiau negu 12 ir gaunasi, tai irgi kiekvieną kartą, kai vyksta, jaunatis, tai irgi yra tarsi naujas mėnuo ir tai kažkas tai naujo ir tada, užsibaigia tas ciklas. Tai tie du tokie ciklai, ne? O kaip dar galima skaičiuoti naujus metus, kaip Indijoje skaičiuoja, kaip, yra kitur nauji metai. Tai yra toks dalykas kaip taip, iš tikrųjų, jeigu taip labai giliai, nauji metai tai yra kiekvieno mūsų asmeninė vidinė ašis, taip pasakykime, ar ne? Ir kiekvienam gali būti skirtingai, kiekvienas gali iš esmės nusistatyti. Tie nauji metai yra toks, kad nauji, tai reiškia naujas periodas, nauja era. Jinai gali būti įvairiai.
pavyzdžiui, žmogus šiandien pradėjo naują kažkokį tai gyvenimo etapą, ar ne? Jisai šiandien nustatė, kad jisai anksti kelsis, atsikėlęs kartos mantras, jis tam tikrai įsivedė discipliną, jisai keičia, reiškia, savo gyvenimo būdą, savo gyvenimo stilių nuo šiandien. Ir būna taip, ar ne, žmogus, kad jisai nusprendžia, kad nuo rytojaus viskas. Ir jisai iš tikrųjų pabunda kitą rytą jau visai kitoje. Tai kitoje nuotaikoje, kitoje būsnoje, kitame gyvenime savotiškai. Jau jis gyvena kitaip, negu gyveno iki tol. Jis galbūt nusibrėžia, nusistatė tai. Tai čia yra jo vidinė ašis. Ir jisai pradeda gyventi kitaip, negu iki šiol gyveno. Tai ir yra nauji metai. Ir pavyzdžiui, tie nauji metai nebūtinai yra ciklas, kad metai prabėgo. Galbūt jisai pasiekė tam tikras realizacijas pusę metų bėgyje. Galbūt jis pasiekė realizacijas 3 metų bėgyje. Ir tai jisai vėl pakeitė kažkokį tai gyvenimo kryptį, ar tai jį pagilino, tai ar ne? Tai pagilino. Tai galiausiai arba jisai švenčia kažkokią tai pergalę, kur jisai galėjo, reiškia, kartelę pakelti, ar ne? Dar daugiau pakelti, ar ne? Ten jisai kėlėsi 6, mantros kartojo, bet jisai dar padidino savo tą kartelę. Taip iš esmės truputėlį pakoregavo savo gyvenimo būdą. Galbūt jisai dar pagilino savo gyvenimo stilių. Tai reiškia, tai prasidėjo dar nauji metai. Nauji metai galima skaičiuoti tokiu būdu. Iš esmės tai yra individualus dalykas, jeigu taip iš tikrųjų, ar ne? Ką pakeičia, reiškia, tai tie skaičiukai pasikeitė, ar ne? Ir visi čia švenčia ovacijom. Ir kitą dieną jie nejaučia kažkokį, jaučia atvirkščiai išsekimą kažkokį tai. Tarsi nauji metai, tarsi ne nauji metai. Ten tos ovacijos jo dar išlieka 3 dienas ir žmonės čia tarsi nauji metai, paskui, nei čia nauji, nei čia ką. Esat turbūt patyrę. Jo, aš net dabar tu, kai kalbi, iš karto pagalvojau, mano nauji tie metai buvo 2017 vasario mėnesį, kai aš tiesiog taip įvyko, kad aš sugalvojau, kad aš viskas per vieną šitą dieną, per vieną šitą naktį iš esmės keičiu visą gyvenimą. Tai reiškia, dingo viskas ir mėsa, ir kokie dar alkoholio likučiai, ir visi toksiniai žmonės, aš taip susigalvojau. Ir kitą dieną aš atsibudau, aišku, čia tokia skamba ta istorija, taip nebūtinai kažkam taip turėjo būti, tiesiog man taip yra, aš turiu jėgos tą atlaikyti, kad viską persuku ir keičiu. Ir taip pat nauji tie metai, tada 2023 spalio mėnesį, kai buvo man labai svarbus išventinimas, sakykim, ir tai irgi buvo mano naujas gyvenimas, kaip čia pasakyti. Tai norėjau pasakyti, dar yra momentas, kad tie nauji metai nebūtinai jie gali būti kas metus, jie gali būti kas 3 metus, kas 10 metų, jie gali būti kas 3 mėnesiai arba už 3 mėnesių. Tai yra lūžis, mūsų vidinis gyvenimo ašies lūžis, ar ne, tam tikras momentas, arba kažkas, kaip sako, jisai gyveno tokį gyvenimą, bet, pavyzdžiui, atėjo ten diena, kad jisai, pavyzdžiui, metė gerti, rūkytinais ir pradėjo dvasiškai gyventi, kaip pavyzdys, ar ne. Ir tai yra jo nauji metai iš tikrųjų. Ir tai yra tokia savotiškai, tas momentas ir yra jam šventė, vidinė šventė, nes kažkas iš tikrųjų realiai pakito, o ne šitai kažkaip tai skaičiukais ar kažkas teoriškai, monologiškai, suprantat, kažkas iš tikrųjų pasikeitė. Tai vienas iš tokių galbūt svarbesnių naujų metų, kuris turėtų būti, kuris yra mums, tai yra nauji metai, ar ne? Jeigu taip mes dar plačiau galim, pavyzdžiui, jeigu į dvasinę sferą seltis, yra tam tikros, pavyzdžiui, vaišnavai taip pat, ar ne, yra momentas, jie švenčia jų nauji metai, yra tam tikros vaišnavai, kurie praktikuoja tam tikras dvasinės praktikas, ar ne, ten kartoja mantras, vaišnavai, gaudė vaišnavai, pavyzdžiui, yra tokia kryptis, kada atėjo Čaitanija Mahaprabhu. Kai Čaitanija Mahaprabhu atėjo į šitą žemę, kai jis atėjo, jisai paskelbė Sankirtanos judėjimą ir davė tokį išsivadavimo, tokį transcendentinį išsivadavimo kelią iš tikrųjų. Mums dovanojo labai ypatinga, tai nuo to prasidėjo aukso amžius iš tikrųjų, bet tas aukso amžius, jisai yra įdomus dalykas, jis prasidėjo, bet jis prasidėjo tiem, kas priėmė šitą. Suprantate, Čaitanija Mahaprabhu, jis atėjo, jis dovanojo, tai atėjo aukso amžius ir daug kas sako, čia aukso amžius, jisai yra, bet jis yra vidinis, kas priėmė Čaitanijos Mahaprabhu šitą dovaną. Sankirtanos judėjimą, kas pradėjo kartoti mantras, kas pasinėrė į jo studijas, į knygas ir pradėjo sekti, reiškia, jo duotais principais, nurodymais, ar ne, arba sekti tuo, ką jisai pats darė. Čaitanija Mahaprabhu atėjęs, šoko, dainavo, ten jisai kartojo mantras ir jis pats pasinėręs buvo į tokią vražę bhavą. Tai čia tokia, aišku, gili dvasinė tema, bet visgi tai buvo, tai į tą dieną vadinasi Gaura Purnima, iš tikrųjų, jinai būna pavasarį. Ir pagal mėnulį, ar ne, pagal mėnulį visą laiką skaičiuoja. Vaišnaviškas kalendorius yra pagal mėnulį, jis yra labai tikslus, 28. Jaunatis, pilnatis. Ir tai yra Gaura Purnima. Ir vaišnavai, gaudė vaišnavai, pavyzdžiui, ar ne, ir daug yra iš mano aplinkinių, aplink mane supantis, ar ne, tai jie yra, jie praktikuoja šitą praktiką, atlieka šitą dvasinę praktiką. Jie skaitosi
Tai vat nauji metai, vat Gaura Purnima būna. Vat Gaura Purnima ta diena, tai yra metai prabėga, kai atėjo Chaitanya Mahaprabhu, yra švenčiama, ar ne, jo atėjimas kaip ir gimtadienis. Tai jisai gimė tą dieną, iš tikrųjų, jisai gimė, apsireiškė tą dieną. Tai yra Gaura, buvo Gaura auksinė Purnima. Iš tikrųjų, tai vadinasi auksinė Purnima. Ta diena iš tikrųjų yra labai ypatinga ir tas mėnulis yra labai ypatingas pilnatis. Ir vat Gaudiya Vaišnavai, jie tą dieną kaip akcentuoja, reiškia, vat jie prisimena, tarsi jie būtų nauji metai, reiškia, nuo to. Vat Chaitanya atėjo ir prisimena. Gal dar taip trumpai, vat tokiam visiškai materialistiniam protui, jeigu kas nors girsta apie tai pirmą kartą, sako, Kolumbas matė auksinį žmogų. Tai va tada kadaise vat buvo, grynai, kodėl aukso amžius ir kodėl auksinė avatara palaimintoji Mahama, didžioji mantra, nes tai buvo auksos spalvos žmogus gimęs. Taip, žmogaus kūne, tai ne žmogus, tai yra Dievo jo, inkarnacija, reiškia, jisai tiesiog turėjo aukso spalvą, jis buvo labai didelis, tai jisai, prasme, jo ūgis buvo aukštas, vat, virš 2 metrų, ten, apie 1,20 m. Tai vat, jis buvo daug aukso spalvos, dėl to ten buvo, yra istorijoje toks žinomas momentas, kai Kolumbas atplaukė į Indiją, nes tuo metu jisai panašiai buvo, jis kažkur buvo kalbėjęs, nes buvo momentas, kad jisai matė auksinį žmogų tiesiog, labai ypatingai jam padarė įspūdį, jisai, aišku, jis pavadino žmogum, bet tai nebuvo žmogus. Tai vat faktiškai, va čia kiekvienas, tarkim, dvasiškai tenai švenčia, pavyzdžiui, yra dar hinduistai, jie mėgsta, yra Ramachandras, yra reiškia, vat kada dega žvakutes, ar ne, tai yra Ramachandros sugrįžimas, vat yra. Tai irgi yra tam tikros dienos, kada jie tarsi švenčia, tai yra jiems kaip nauji metai, nes vat Ramachandras sugrįžo, reiškia, tenais atgal į valdymą, į karalystę jisai sugrįžo. Čia buvo irgi viena iš Dievo inkarnacijų. Tai vat, tai skaitosi Diwalis. Atsimenu tą dieną, kai dega, visoje Indijoje dega žvakutės uždega, ar ne, tai yra Diwalis. Tai skaito, kad irgi, vat čia Indijos, pagal Indijos tradiciją, tai vat tada jie skaito, kad yra nauji metai, nes tai tie metai, kame tas, reiškia, ne šiaip su buvo tie nauji metai, dėl to, kad Ramachandra, jisai buvo daugybę metų miškuose, jisai kalajojo, visur atliko askezes tam tikras ir jisai sugrįžo į karalystę po daugybę metų ir visi jį grįžtantį pasitiko su ugnies, su va tokia lompadom ugnele, reiškia, kiekvienas laikė ugnelę, visi išėjo, tai buvo naktis, kada jisai grįžo. Buvo naktis, vidurnaktis, dėl to, kad nušviestų jam kelią, jie išėjo visi. Reiškia, visi žmonės išėjo su tom ugnelėm, kad šviestų jam kelią. Tuo pat metu apsijungė jų širdis tą akimirką. Ir tą akimirką jisai sugrįžo, tai buvo jo pasitikimas, meilė jam. Tai buvo labai ypatingas toksai momentas, ar ne? Ir iš tikrųjų nuo tos dienos, kai jisai sugrįžo, pasikeitė, reiškia, visos karalystės gyvenimas. Ir va žmonės, jie ypatingai, va, pavyzdžiui, Indija, hinduizmo, ten tos tradicijos, jie prisimena šitą įvykį. Ir jie daugybė ten, reiškia, tūkstančiais, ne tai, kad ten tūkstančiais, ten gaunasi vos ne jau milijonai metų, jie seka šitą tradiciją, iš tikrųjų, milijonai. Tai vat pagal tą visą tradiciją, pagal tą visą, aiškės, kai Ramachandra jisai ne šito jūgai, ne Dvapara jūgai, prieš tai jisai atėjęs buvo, tai yra labai seniai buvo, prieš milijoną metų. Kažkas sako, kas buvo prieš milijoną metų, bet yra Vedos Vedų raštai, reiškės, yra Puranos aprašo. Kas nori, tas sužino, reiškia, visą istoriją, kažkas labai stebisi, kaip čia visko tenais, kas ten buvo, ten labai daug dabar tokių filmukų netenka matyti, kaip čia, anksčiau tai buvo, o iš tikrųjų buvo ir prieš 1000 metų, ir prieš 10 000 metų, ir prieš 100 000 metų, ir prieš milijoną metų. Viskas yra aprašyta iš tikrųjų Puranuose. Tai va, bet žmonės, jie gyvena taip labai keistai, jie nesidomi tokiais dalykais. Tie visi raštai, tos žinios buvo žmonių kažkaip atimtos iš žmonių paprastai, ar ne, mokyklose apie tai nekalba, to nėra ten, ar ne. Ir žmonės galvoja, kad to nėra, bet vat, kas turi tokią įžvalgą, kas domisi visgi, bet reta siela, jinai prieina prie tų šventraščių, prie tų raštų, Vedų raštai, reiškia, pati seniausia pirminė kalba ir ten yra tiek daug dalykų iš tikrųjų aprašyta. Jeigu žmonės to studijuotų, tai jie taptų labai išmintingi, protingi. Bet ar aš teisingai suprantu, kad ta kiekviena šventė, tiek Diwali, Ramos, tiek Gaura Purnima, jinai simbolizuoja amžinybę, palaimą, džiaugsmą, dieviškumą, sąsąją su dvasiniais ir tai yra laimė, nes kaip dabar visi čia klausytojai, daugumą aišku jau labai toli nuo tos krikščionybės, bet ta krikščionybė, jinai ten kažkokios laimės, tai iš esmės neturi, ten skausmas, kančia ir taip toliau. Tuo tarpu nauji metai, vėlgi kažkokie tai lūkesčiai, nauji, kad kažkas čia bus, sudaužkim šampano taures, tai dažnai prisigerimas iki žemės graibimo ir tai yra liūdna, labai liūdna. O šitos tokios šventės, jos kiekvieno ir tam hinduizmą praktikuojančiam, nes tai ne tas pats yra, kas hinduizmas, kas Gaura Purnima, visiškai ne tas pats, kad tai yra
laimė, džiaugsmas, amžinybė, su tuo siejama. Taip? Taip, ir jeigu mes pažiūrėsim tas šventes ir tą dieną, kaip žmonės, jie, ten, pavyzdžiui, kaip sakau, hinduizmas ir ten Gaura Purnima, Vaišnava yra du skirtingi dalykai, nereikia maišyti. Dėl to tie Vaišnavai, kurie kartoja mantras ypatingai, jie nepriklauso tai pačiai kategorijai, taip, kažkiek turi tokį bendrumą, bet tai yra skirtingai truputėlį dalykai, žmonės jie maišo. Bet čia, aišku, yra momentas, taip, jeigu taip mes pasigirėtume tas šventes, pavyzdžiui, Divalės, ar ne, tai yra labai graži šventė. Tu esi buvusi, ne? Taip, šiemet buvau ir aš galvoju dabar šiemet, kai mes darėm tą pirmą žuvų radijo video apie naujus metus, galvoju, aš jau atšvenčiau tos naujus metus iki šių metų, tai būtent kai mes šventėm Divalį, o dabar švęsiu Gaura Purnimą. Mes irgi uždegėme žvakutes, ten buvo daug gėlių, buvo tokia sakralinė aplinka pasidarėm ir atėjo kažkas, buvo svečiai pas mus dar kaip tik ir kas norėjo tas dalyvavo. Ir į visą Indiją faktiškai šventė, buvo daug labai šventiška viskas buvo, ar ne, aplinkui ir daug degė tas žvakutes. O galim smulkiau, ką mes tada veikiam? Buvo pas mus atvažiavę 10 draugų, svečių, bendraminčių ir mes buvom kažkaip likom ten išsiskirstėm ir likom keturiese ir ką mes veikiam. Visi ką mes veikiam ten tada. Tai tu ir pasako, ką mes veikiam. Jo, tai reiškia, taip gavus, kad likau aš ir 3 vyrukai bendraminčiai ir jie degė tas žvakutes. Vienas kepė ten bulves gamino. Tokį didelį taką per visą namą žvakių padarėm. Reiškia, ir mes tiesiog susėdom, tą minutę palaiminom, pūdžią tokią ir mantros ir viskas. Ir pabuvom susijungę širdimis su dieviška palaima. Buvo daug gėlių, buvo viskas, šviesas buvo išjungtas. Tai reiškia, mes pridėgėm daug net iš pat namų, reiškia, įėjimai į namus ir laiptai visi buvo nudėti tokiam liepsnelėm, degančiam žvakutėm, lampadom. Ir tada mes padarėm dar ant stalo tokias gėlių pridėjom, atsimeni, buvo širdelių tokių pridėjom iš ugnelės. Iš žvakelių tokias sudėjom širdelės formos tokių keletą. Atsimeni, ten nemažai buvo iš tikrųjų. Jo, tų visų kažkaip taip labiausiai atsimenu tą širdies tokį džiaugsmą, nes ten mes plius buvom šventoji Dhamai ir visi šventė, paskui liktai lipom į viršų, kažkiek šaudė fejerverkų, irgi jau yra ta tokia tradicija, bet tos liepsnelės, ta visa idėja ir dar kai Tamal papasakoja tą istoriją, iš kur tai atėjo. Ir būtent jaučias toks grinai širdį toks džiaugsmas. Aš asmeniškai to švęsdama Lietuvoje tas šventes niekada gyvenime nejaučiu. Tiesiog nejaučiu. Laimės čia. Žodžiu, savaime sukūrėm tokią šventę, tokią apjungiančią, taip daug tokios švaros, tai nebuvo nei alkoholio, aišku, nebuvo jokių blogų dalykų, buvo geri jausmai, geros emocijos, tokios degė daug liepsnučių, daug gėlių buvo ir mes gėlių papuošėm viską, kiek galėjom gėlėmis. Tai taip labai buvo tokia gera emocija, geras jausmas. Kaip apie gėrimus, tai irgi čia, ką tada, jeigu susėda ir ką žmonės čia gurkšnoja, čia yra imbiero arbata, imbieras, citrina. Ir dar parodyk, ką mes čia užsakėm. Aš tai pasiėmiau dar, taip galvoju, iš jūsų, tai čia yra arbūzų sultis, tai bet jis turi savyje džiaugsmo tam tikro. Dar ten yra apelsinai, apelsinų sultis. Tai vis tiek tai yra vaisiai, tai tokia kažkas yra skanaus galų gale ir yra džiugesys, suprantat? Tai yra džiugina kažkiek, tai yra vis tiek skanu ir taip. Nereikia iš tikrųjų svaigintis, atvirkščiai reikia blaivėti mums, jau mes ir taip apduję žmonės, ar ne, šiame gyvenime. Tai mums tikrai nereikia dar daugiau apduisti, tikrai nereikia daugiau apgirsti, reikia blaivyti save. Tai tos šventės iš tikrųjų kiekvienam truputį yra skirtingai ir iš esmės, tai ką tai pasakius, norėjau, kad reikia galbūt kiekvienas individualiai turėtų susiras savo, norima savo, kas man yra brangu, kada aš skaitau, kiekvienas, tai yra individualus momentas, kada yra nauji metai, suprantate. Tai dėl to kažkas galbūt dvasingas ir ne, kažkas Gaura Purnima, Vaišnavai švenčia, jiems tarsi nauja, jie naujai, reiškia, tokie atšvenčia labai kartu susirenka, dainuoja, šoka, vyksta tokia labai graži didžiulė šventė ir atšvenčia, pavyzdžiui, ir nėra tokie kaip nauji metai tarsi, tai yra tokie, tie nauji metai vainikuoja tai, kad dvasiškai ir dar daugiau pasineria į tą dvasinę savo tą energiją, atmosferą ir gal dvasinę praktiką savo pagilina tuo momentu. Ir tą dieną dėkojam, kad apskritai yra tokia galimybė, kad mes tiesiog su tuo dėkingumu ir gaunas, kad mes pridauginam tos geros energijos, tai galvoju, taip žmogui, kuris nenori nei tų dvasinio kelio nieko, tai gali būti, tarkim, šiais metais prisiminti savo nuostabiausią dieną, galbūt jūsų sūnus iš Amerikos atvyko pas jūs ten Liepos 7, galbūt pagaliau vyras jūs nusivežė prie jūros,
ten po 5 metų, rugpjūčio ten 15 ir tą dieną ją prisiminti ir ją išdauginti erdvėje ir tai neabejotinai didinsis tą emociją, ne? Aišku, energetiškai tenais yra momentai, kada tie metai, kada žmogus jisai gimė, gimtadienis, bet jisai ten keičiasi, tie metai būna, reiškia, jie keičiasi, bet ar tai yra, reiškia, nauji metai ir švęsti jau kitas klausimas, bet kažkas gali tą švęsti, bet reikia teisingai apskaičiuoti, kada Saulė sugrįžo į tą patį tašką, nebūtinai tai bus ta pati diena, taip? Jo. Gali nusistumti į priekį, atgal, tai reiškia, reikia žiūrėti, kada Saulė sugrįžta į tą pačią vietą, ta prasme, sugrįžta, atgal ėjo ir sugrįžta, ar ne? Bet čia, aišku, astrologiniai tokie momentai, kai tai apskaičiuoti. Bet tas gimtadienis, aš gimiau ir Saulė stovėjo tame kampe, ar ne? Iš to kampo, žiūrėjau, iš to laipsnio, iš to momento. Ir reiškia, aš turiu, kad būtų lygiai Saulė sugrįžtų į tą patį laipsnį, tą patį kampą. Reiškia, to laiku. Ir reikia žiūrėti, tada tai bus mano gimtadienis. Galima skaičiuoti pagal mėnulį, reiškia. Mėnulis, ten pagal mėnulį, aišku, lengviau skaičiuoti, gaunasi nakšatra. Tam tikra, čia yra jau vėl toks astrologinis terminas, kažkas gali žinot, kažkas ne, yra nakšatra turėti tikt mano ir reikia žiūrėti, kada nakšatra, netgi pagal tai galima apytikriai tuo laiku žiūrėti, kada nakšatra neįėjo, ar ne, ir irgi ten turi būti mėnulio. Jo, ir čia kaip Kamal pados. Sako, tai čia yra ta tikslioji prognozė, ten 100% viskas išsipildo. Tiek, kai Saulė grįžta į tą patį laipsnį, čiukšt sustoja ir gaunas naujas astrologinis žemėlapis ir tai atitinka 100% visiškai. Tiek mėnulio ta lentelė, kas 28 tos dienos, kai grįžta, viskas apie tai ir sukasi visas. Ir mėnulio ir Saulė, bet čia daugiau, aišku, toks yra gimtadienis, čia mes kalbam, aišku, čia daugiau gimtadienio aspektai, bet galbūt nauji metai, tai čia vėlgi, čia galbūt, ar nuo to pasikeitė man nauji metai, jie pasikeitė energetiškai, astrologiškai, taip, bet mano širdyje, mano tame ašyje, ar pasikeitė ar ne, tai čia klausimas. Tai dėl to tokių visokių dienų yra. Pavyzdžiui, taip pat yra nauji metai, gali būti tam tikrai, pavyzdžiui, būtų tikresni, kada yra saulėgrįža, ar ne? Pavyzdžiui, kada yra ilgiausia naktis ir ilgiausia diena. Tos dienos irgi yra labai ypatingos. Saulė apsiverčia, jinai teka į vieną pusę, į kitą pusę. Yra tam tikrai laiko periodai, kada netgi palanki tam tikra veikla kažką atlikti, ar ne? Iki to, kai reiškia Saulė, jinai, pavyzdžiui, kyla dienos ilgėja, tai yra psichologiškai veikia vienaip, o po to, kai jau būna trumpiausia naktis, ilgiausia diena ir kitą dieną jau Saulė į kitą pusę pasisveria, ar ne? Jau trumpėja, reiškia, dienos, naktis ilgėja, tai turi labai didelę įtaką. Kai kurie žmonės, pavyzdžiui, pagonis, ar ne, praktiškai lietuviai tai nebuvo krikščionis, tais kurį laiką, ar ne, ten atėjo, sumušė, kaip sakant, primušė, pritvatino, pašventino krikščionėmis ir dabar visi sako, ne, aš krikščionis kovoju, o realiai tai mūsų protėviai visi buvo pagonis, prisiminkit šitą momentą. Tai pagonybė buvo tikrai daug gražesnės šventės, iš tikrųjų, jeigu pažiūrėt, ten buvo linksma, šokdavo, dainuodavo, vaidilutės, viskas, tai buvo labai gražios šventės iš tikrųjų ir tikrai daugybę kartų gražesnės, reiškia, šventės negu krikščionybės momentas. Tai prisiminkit irgi tą momentą, kad šitokie užkietėję krikščionys ir kurie labai ten kovojo už tai, tai jūs pagalvokit, kas iš tikrųjų mūsų protėviai buvo, jie buvo iš tikrųjų pagonys. Tai buvo tikrai labai gražios šventės ir linksmos ir jeigu tai būtų dabar, tai turbūt tikrai būtų, nežinau, tai tikrai pasaulis būtų visai kitoks. Ne tik tai pasaulis, bet, pavyzdžiui, jeigu paėmus jo pasaulis, bet pavyzdžiui, kokia Lietuva, tai ten, tai prasme, tai buvo tokios gražios šventės, pabandykite iš tikrųjų sugrįžti, tai pamatysit, tai nuostabu. Tai gaunasi, irgi yra, skaitosi, tai galima irgi pradėti naujus metus nuo to, reiškia, kai yra trumpiausia naktis, ten joninės ar ne, o kai būna, reiškia, o paskui ilgiausia naktis, kas ten būna, ar būna kažkaip pažymėta kažkaip. Ten iš tikrųjų astrologiškai reikia žiūrėti tą momentą, apskaičiuoti reikia. Tai vienas iš variantų, ar ne, bet iš esmės, čia aplamai norėjau pasakyti tą momentą, jeigu taip jau labai giliai, čia aišku, nebūtinai tai jūs turit klausyti, ar ne, jūs galite pamastyti, pagalvoti, čia yra tokie pamastymai, ar ne, jums pasiūlymai, variantai ir tiesiog įjungus galvą kiekvienas gali savo pasirinkti, iš tikrųjų. Pirmas dalykas tai pasirinkti. Ne tai, kad sistema primėtė ir dabar visi priima, ar ne? Iš tikrųjų, reikia išeiti iš sistemos. Jo, bet jeigu pastebėsit, visą laiką prieš Kalėdas galima matyti daug postų, kad agituoja, nešvęsti, yra priešinga opozicija susidarus, nekirsti tos eglės, to amžinybės simbolio, nešvęsti tų Kalėdų, lygiai taip pat tų vaiduoklių šventės, lapkričio 1 Helovyno, to kažkokio vaidiklių šlikštynių agituoja nešvęsti ir vaikams nesiūlyta opozicija gan stipri yra ir čia gali pykt, nepykt, bet tai jie yra teisūs.
Jeigu jūs esat antiek silpni ir jūs iš tikrųjų nenorit švęsti, nei toks kalėdų eglės puošti, nei tų visokių vėdarų ir bliūdų, o jūs vis tiek tą daro, tai čia yra visiškai pasidavimas sistemai. Pas mamą nueiti atsigerti arbatos per tas kalėdas, jeigu jai svarbu atnešti tą dovanėlę, okei. Bet tai nereiškia, kad jūs irgi turite tą patį daryti, ką visi daro. Ir tai nerealiai veikia. Aš kiek metų esu atsijungus nuo šito. Ta prasme, tai veikia ant tiek tiesiog šviesmečiais, tiesiog neapsakoma. Ir būtent galbūt tikslas šitos laidos ir yra vieną kartą susimastyti, kad viskas, aš baigiu šitą nesąmonę, atsijungiu nuo jūsų šitų kažkokių, įsivaizduojate, jūs kalėdos, akcijos kažkokias daro, perka visi kaip išprotėję, siūlo visokias durnas paslaugas, kaip sakėme, ir prieitam video išleidžia 1000 eurų ir paskui prašo gauruotojo barsuko, kad jisai grąžintų viską. Nu taip, taigi nauji metai, barsukas gaidys, ten ugninis arklys, kad jie dabar viską padengtų, tas visas išlaidas, visą šitą durnystę, tai reiškia galbūt laikas viskas atsitraukti, nes įsivaizduojat, jūs visi tai darot, o šitos sisteminės šeimos, jie tiesiog žvengia, galvoja, durneliai, jūs durneliai, eilinį kartą jūs durneliai ir žvengia iš to durnumo. Tai va, tai galiausiai, aišku, būtų toksai rekomendacija sugrįžti į tą savo tokią širdies vidinę ašį ir švęsti naujus metus, kada iš tikrųjų aš tai sukuriu naujo kažką savo gyvenime. Kada mes sukuriam naujo kažką savo gyvenime, padarom tam tikrą pokytį arba kažką įvedami savo gyvenime, tai ir yra mūsų, reiškia, širdies ašis yra svarbiau už viską, svarbiau už protą, svarbiau už intelektą, svarbiau už kažkokius tai skaičius, matavimus, kažkas, kur kažkas įvedė ar ne. Yra svarbiausiai, jeigu taip iš tikrųjų, svarbiausiai tai yra mūsų širdis, mūsų vidinis alsavimas. Ir pasižiūrėti savo vidum, kada mano nauji metai galėtų būti, kada jie buvo, reiškia, kada jie bus, kada aš darysiu kažką tai pokytį vidinį pokytį, širdies pokytį, tada ir yra mano nauji metai, suprantat? Ir jie nebūtinai yra kažkokie tai reglamentuoti, nustatyti, jie gali būti rytoj, jie gali jau įvyko vakar, suprantat? Ir gal aš nustatysiu, kada tą dieną kažką pakeisiu, įvesiu kažką naujo. Bet čia gal irgi su ta mintim, ne taip kaip dabar vėlgi popsiškai madinga kurti kalendorius, dabar kiekviena ten, nežinau, Facebook influencerė turi savo kalendorių, ten kažkokį tai neaišku. Ir naujasis, aš nuo sausio 1 ir jau ten sportuosiu ir jau ten dar kažką tipo aš darysiu ir svajuosiu kaip darau. Tai ne nuo to pradėti, o pradėti nuo to, kad ištraukti savo nuostabų gyvenimo įvykį, tikrai visi turėjo kažkokį nuostabų įvykį prisiminti ir didinti tą laimę, tą džiaugsmą, tą širdį. Netiksliai nepamenu, kada, tarkim, tai bus tą jausmą paimti ir tai bus Liepos 5 dieną ir visą laiką tą švenčiu ir tą jausmą didinti. O ne bet čia nėra taip, kad, žinai, tas sako, šiais metais aš pradėjau, reiškia, balandžio 1 kažkokį tai šventės momentą, ar ne, pakeičiau savo gyvenimą, vidinę širdį, jau kitais metais švenčiu, tai ne visai čia tą aš turiu menį, gal tu netaip supratai. Tai gali vykti sekantis mano nauji metai ir po 3 metų, po pusės metų, kada aš darau realų kažkokį tai pokytį savo gyvenime ir realiai, kada į mano gyvenimą realiai įeina kažkas naujo. Aš tą turiu menį, nauji metai, kada realiai aš į savo gyvenimą įnešu kažką naujo. Pavyzdžiui, jeigu gimė kūdikis ar ne šeimoje, tai labai gyvenimas pasikeitė, kažkas naujo įėjo. Jūs jau gali švęsti kaip naujus metus, tai nauji prasidėjo, kažkas naujo, suprantat? Arba žmonės ten susitokė, ar ne? Tai įvyko, tai irgi tavotiškai tokia, pradėjo gyvenimą kartu, tarkim, ar ne? Tai irgi tai yra kaip ir nauji metai skaitosi, suprantat? Tai yra daug dalykų, jūs persikrausėte į naujus namus kažkur tai, ar ne? Tai irgi yra kaip nauji metai, tie nauji metai nebūtinai yra kažkaip reglamentuoti ir jie nebūtinai yra, jie prasidėjo, dabar jie nauji metai, tada kažkas naujo, atėjo naujo į mano gyvenimą. Ir tai nereiškia, kad aš kitais metais tai turiu švęsti. Aš švenčiu toliau, sekanti, kas naujo ateina, kad naujas pokytis. Ir tai yra mano nauji metai. Logiškai, tai yra, reiškia, tai dėl to aš sugrįžtu į mano vidinę ašis, reiškia. Kada kinta, reiškia, mano, tada yra tas nauji metai. Tai yra logika, tai netgi suvokiama logiškai, ar ne? Jeigu, jūs pradėjote kelionių ciklą kažkokį, ar ne? O nesvajoti, kad tai bus, kaip dabar yra vis tiek madinga, kad nuo sausio 1 ten tipo kažkas įvyks ir aš atseit kažką darysiu, nors nieko nedarysiu. Jo, tas tai taip, turi būti realus momentas, ta prasme, realiai, ne tai, kad įvyko, tai bet kada, reiškia, nauji metai, rytoj aš tą pradedu ir rytoj bus mano nauji metai, reiškia, rytoj, arba šiandien, gimė kūdikis, tai jau pasikeitė mano gyvenimas, tai yra kažkas naujo įėjo, tai yra nauji metai, reiškia, ir tą dieną ir švenčiam, rytoj, reiškia, metė aš būgus rūkyti ir gerti, tai yra mano naujas periodas, nauji metai, reiškia, man, tai yra momentas, tai gali būti kas mėnesį, tai gali būti nauji metai kiekvienam, gali būti asmeniškai.
kas mėnesį, kas 3 metus, kas metus, ten kas 10 metų. Kiekvienam skirtingai. Tai tiesiog pagalvokite apie tai, medituokite tai ir tikrai, čia jau tokia rekomendacija, reiškia, atsijunkim nuo tos sistemos, pagaliau atėjo laikas, reiškia, atsijunk nuo tos sistemos, reiškia, tom obeliam būt, reiškia, tiesiog, nebebūt, reiškia, tos visos sistemos dalim, reiškia, nepalaikyt tos sistemos, nebešvest to, švest tada, kada reikia, reiškia, kada norite. Ok? Taip, labai gražu, gilu ir išjausta ir kiekvienam asmeniškai su ta nuotaika ir pajausti ir kad kiekvienas kažkiek kiek gali ir kiek nori, tai pavyktų realizuoti tokį iš tikrųjų gražų pasaulio, o ne kažkur ateityje. Tai ką, radijai, iki tada? Iki.